Sveiki visi, jūs esate CryptoArtika YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime trumpai apie rinką, pažiūrėsime kaip jinai jaučiasi ir ko mes galime iš jos tikėtis toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentarę. Taigi štai čia aš esu VEX kriptovaliutų birža ir jūs matėte, kad aš kol kas Bitcoino grafike neturiu jokių orderių ir greitai paaiškinsiu kodėl ir ko aš dabar tikiuosi iš rinkos ir iš pačio Bitcoino. Jeigu kalbant apie įfyrimą, tai aš dar laikau štai tokius limit orderius ir būtent čia yra tikrai pakankamai stipri palaikymo zona ir mes irgi prie šito prieisime ir aš jums parodysiu, kas tai yra per palaikymo zonos ir ko mes galime iš jo tikėtis. Taip pat verta paminėti apie baimės ir godumo indeksą. Mes tokį rodiklį turėjome maždaug per COVID laikus ir tai mums pasako, kad dabar rinka pas mus yra labai didelė baimė ir aišku, tai yra vienas iš signalų, kad mes galimai jau arti dugno ir mes galim pamatyti, kad trendas keičiasi, bent jau lokalus ir kažkiek pamatysime augimo. Taigi greitai perėsime prie grafikų ir pažiūrėsime, ką mes ten matome. Prieš keliaujant prie grafikų dar noriu trumpai aptarti, kur yra likvidumas. Tai čia yra Bitcoino likvidumas, čia yra lokalus jo grafikas ir mes matome, kad šiek tiek likvidumo dar liko ties 85 tūkstančių dolerių ir pagrindinis likvidumas pas mus yra šiek tiek aukščiau, tai maždaug prie 89 prie 88 tūkstančių dolerių. Jeigu mes žiūrėsime šiek tiek globaliau, čia mes matome, kad pagrindinis likvidumas Bitcoino grafike yra šiek tiek aukščiau nei 95 tūkstančiai dolerių ir tai maždaug yra prie 97-98 tūkstančių dolerių ir matome, kad čia yra tikrai pakankamai daug likvidumo ir išlieka tikimybė jį surinkti ir toliau matyti Bitcoino korekciją. Prieš keliaujant į grafikus, tai dar kartą noriu priminti, kas neturite VEX kriptovaliutų biržos paskyros, užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą ir jūs gausite štai tokius bonusus ir taip pat jūs lygiai po vienos dienos gausite VIP2 statusą ir tai jums tiesiog padės prekyba, nes jūs mokėsite mažesnius komisinius mokesčius. Taip pat dažnai vyksta įvairiausių eventų, taip pat ir mes prašome, kad būtų ir nuo mūsų eventai ir tikrai galima susirinkti tų bonusų ir tai gali gautis visai malonus bonusas, kurį galite panaudoti savo prekybą ir visą pelną pasimti savo. Visas nuorodas rasite šio video aprašyme ir būtinai pasitikrinkite, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika. Taigi mes dabar keliaukime prie grafikų, pradėsim mes nuo Bitcoino grafiko, tai čia yra vienos dienos time frame'as ir aš minėjau, kad Bitcoinas turi pakankamai stiprią palaikymo zoną, jinai yra štai čia ir tai maždaug yra nuo 82 tūkstančių iki 85 tūkstančių dolerių ir mes matome, kai tik Bitcoinas nuėjo į šitą palaikymo zoną, iškart greitai jį atpirko ir mes išėjome toliau. Klausimas, kas bus toliau, būtent apie tai mes šiandien su jumis ir pakalbėsime, bet štai šitam grafike noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad aš pažymėjau pakankamai stiprias ir svarbias zonas, į kurias mes turime aišku atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, mes turime dabartinę palaikymo zoną, šiek tiek aukščiau netoli 92 tūkstančių mes turime pasipriešinimo levelį, sekantis levelis pas mus yra netoli 96 tūkstančių dolerių ir tada mes turime labai stiprų pasipriešinimo levelį, zoną, psichologinę ribą, tai yra 100 tūkstančių dolerių. Na ir dar aukščiau mes turime dar vieną pasipriešinimo zoną, kuri maždaug yra nuo 107 iki 110 tūkstančių dolerių. Tai šitas zonas levelius galite savo nusibrėžti grafike ir žiūrėti, kokia bus reakcija, nes tai yra tikrai stiprios zonos grafike, nuo kurių mes tikėtina gausime reakciją arba bent jau trendo pristabdymą. Tai čia mes matome sekantį Bitcoino dienos grafiką. Čia mes matome, kad aš įjungiu 50 dienų moving average ir mes aiškiai turime mažinti trendą. Jeigu mes įjungsime šiek tiek lokalesnį grafiką, tai čia yra 4 valandų time frame'as ir aš noriu jums parodyti, kad mes judame tiesiog laiptelio struktūra ir mes matome, kad štai čia yra vienas laiptelis, tai čia buvo štai toks trikampis, tai yra kainos spaudimas ir mums tiesiog neužteko pirkėjo jėgos, kad kainą stumti į viršų ir gavome dar vieną laiptelį į apačią. Štai čia buvo toks kanalas ir Bitcoinas po lokalaus kritimo turėjo štai tokį šonį judėjimą ir čia irgi gavosi laiptelis ir mes ėjome į apačią. Štai čia pas mus yra 50 dienų moving average ir tai mums pasako, kad mes turime ne tik globaliai mažėjantį trendą, bet ir lokalus trendas irgi yra lygiai taip pat mažėjantis. Tai yra, kol mes nepramušime štai šitos 50 dienų moving average, neįsitvirtinsime, tol mes turėsime mažėjantį trendą
trendą ir mums reikia pramušti būtent 50 dienų moving average ir padaryti, kad banga būtų šiek tiek aukštesnė už prieš tai esančią ir tokiu būdu pas mus tada pasitvirtins lokalus didėjantis trendas. Dabar mes perėsime prie savaitinio grafiko ir šiek tiek pakalbėsime apie Bitcoiną globaliai. Tai mes turime tą pačią 50 dienų moving average ir dabar mes matome, kad savaitinėme grafike jinai yra maždaug prie $100,000 ir tai yra dar vienas ženklas, kad šitas pasipriešimas, būtent šita vieta, tai yra $100,000, yra labai stipri pasipriešimo vieta, levelis ir mes nuo čia galime tikrai labai lengvai gauti rejectą, kai jis tik bus. Na ir štai čia jūs matėte, kad aš esu pažymėjęs, kada buvo Bitcoino bull marketas, kada buvo Bitcoino bear marketas. Tai trumpai tariant, bull marketas sudaro maždaug apie 1000 dienų, o bear marketas sudaro maždaug apie 1 metus. Ir jeigu tikėt štai šitų grafikų, tai yra kaip buvo prieš tai, tai mes galime pamatyti sekantį Bitcoino augimą maždaug po metų, tai yra 2026 metais, maždaug spalio gruodžio mėnesį. Štai čia mes turime šiek tiek įdomesnį grafiką. Jūs jau esate šitą grafiką matę, tai mums dabar yra aktuali štai šita zona, tai čia yra palaikymo zona ir jinai savaitinėme grafike yra maždaug nuo 74 iki $82,000 ir jeigu mes įjungsime ne 50 dienų moving average, o 200, tai dabar tą mes ir padarysime. Čia nusistatom 200 ir mes turėsime 200 moving average ir ką noriu tom pasakyti, kad štai čia mes galime tikėtis irgi tam tikrą atšokimą, o jeigu Bitcoinas nueis žemiau nėra 200 moving average, reiškia mes bandysime testuoti štai šitą palaikymo zoną ir bet kokiu atveju noriu paminėti vieną labai svarbų dalyką, tai jeigu Bitcoinas bus žemiau nėra 200 dienų moving average, čia yra pakankamai gera galimybė pradėti rinkti savo poziciją ir tikėtis trendo pasikeitimo, nes kaip taisyklė mes matėme prieš tai, kai tik kaina buvo šiek tiek žemiau, buvo kažkokia konsolidacija, šonis judėjimas ir vėliau mes matėme Bitcoino bull marketą. Tai trumpai tariant, tai gali mums signalizuoti, kad Bitcoinui liko visai nedaug, kad pakeisti savo globalų trendą. Ir noriu atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų dalyką, tai prieš tai esančiame cikle mes turėjome štai čia all-time high, buvo kritimas, lygiai taip pat mes dabar turėjome all-time high, turime kritimą ir vėliau mes turėjome kažkokį atšokimą ir štai čia mes irgi galime tikėtis, kad bent jau kažkiek Bitcoinas atšoks ir čia sudarys tiesiog dar vieną mažėjančią bangą savaitinėme grafike ir būtent kai bus tas atšokimas, aš bandysiu atsidaryti short poziciją, galimai aš rinksiu tiesiog dalim ir štai tokiu būdu Bitcoinas gali kol kas judėti, tai yra čia gali būti falling wedges ir mes matysime, kai Bitcoinas bando eiti aukštyn, bet galiausiai mes pramušime ir protestuosime dar štai šitą palaikymo zoną. Taip pat noriu paminėti, kad Bitcoinas turėjo štai tokį gapą, jį šiandien puikiai uždarė ir noriu pastebėti vieną dalyką, kad dažniausiai pirmadienį labai sunku surasti, koks yra trendas, bet galiausiai mes maždaug iki vidurio savaitės, galimai šiek tiek daugiau, turime kažkokį augimą ir nuo trečiadienio, ketvirtadienio mes matome kritimą. Šita tendencija yra tikrai jau pakankamai ilgai ir tiesiog mes galime stebėti ir pagal tai jau suprasti, kada galimai mes pamatysime trendo pasikeitimą ir eisime žemiau. Sekantį savaitinį grafiką mes turime štai tokį ir čia buvo labai gražus savaitinis divergence'as, kuris mums pasakė, kad mes galime greitų metų tikėtis kritimo ir mes jau matome, kad šitas kritimas vyksta. Jeigu tikėt šitų divergence, tai mes turėtume nueiti dar ženkliai žemiau ir pasiekti sekančią palaikymo zoną, apie kurią mes neseniai kalbėjome, bet kol kas mums aktuali štai šita palaikymo zona ir mes dirbame ir žiūrime reakciją būtent nuo jos ir mes greitai perėsime prie lokalaus time frame ir parodysiu, kas ten yra. Bet jeigu kalbant apie šitą divergence'ą, mes lygiai tokį pat divergence'ą turėjom ir prieš tai ir matome, kaip jis puikiai atidirbo. Klausimas, kas gali būti dabar ir ko galima tikėtis, tai visų pirma, mes galime štai čia tikėtis, kad Bitcoinas gaus atšokimą, pratestuos maždaug 100 000
dolerių ir surinks likvidumą, nes būtent čia mes turime psichologinę ribą, turime pakankamai daug likvidumo, matome, kad 50 dienų moving average irgi yra maždaug štai šitoje vietoje, tai jeigu Bitcoinui pavyks įveikti 90 tūkstančių pasipriešinimo levelį ir keliauti į viršų, tai labai tikėtina, kad mes pamatysime retestą nuo 100 tūkstančių dolerių ir taip pat noriu paminėti, kad jeigu mes pramušime 100 tūkstančių dolerių, tai mes galime nueiti iki 107 tūkstančių dolerių. Jūs matėte pirmą dienos grafiką ir būtent ten yra ta pasipriešinimo zona, nuo kurios mes tikrai turėtume gauti atšokimo reakciją ir tas rejectas turėtų būti pakankamai gilus. Taigi, trumpai tariant, štai čia mes turime kritimą ir kaip jau minėjau daug kartų, rinka juda bangom ir Bitcoinas negali vien tik eiti į apačią, tai yra rodyti kritimą, bet kokiu atveju mes turime sulaukti bangą, tai yra tam tikrą atšokimą ir štai tokiu būdu mes formuosime antrą mažėjančią bangą savaitinėme grafike. Štai čia yra lokalus Bitcoino grafikas ir čia yra 1 valandos time frame'as. Štai čia buvo savotiškas kainos spaudimas, čia mes turime 50 dienų moving average, matome, kad štai čia buvo impulsas ir tokiu būdu mes patvirtiname, kad lokalus trendas keičiasi, nes mes pramušime štai šitą pasipriešinimo levelį, čia yra lokalus pasipriešinimo levelis ir jis yra maždaug prie 85,5 tūkstančių dolerių, šiek tiek žemiau ir štai čia mes turime pasipriešinimo levelį, kuris yra maždaug prie 88 tūkstančių dolerių ir matome, štai čia buvo retestas ir kaina nuėjo į apačią tam, kad protestuoti 85 tūkstančius dolerių ir jeigu štai šitoje vietoje aš dalinausi mūsų uždarą bendruomenę, kad eisime šiek tiek žemiau šito levelio, tai tikriausiai mes jį patvirtinsime iš apačios ir eisime protestuoti dar kartą palaikymo zoną. Kas dabar vyksta, tai bet kokiu atveju mes matome, kad trendas dar yra mažėjantis, štai čia yra pirmoji banga, čia yra antroji ir čia yra trečioji banga. Mums reikėtų pramušti prieš tai esančią bangą, galime mes nusibrėžti štai tokią trendo liniją ir mums bus labai aišku, kur yra mūsų pasipriešinimas ir mes matome, kad štai čia yra mūsų pasipriešinimas ir Bitcoinas jau bando jį pramušti. Jeigu jam pavyks tai padaryti, tai bent jau 88 tūkstančius dolerių mes tikrai protestuosime, o čia reikia žiūrėti, ar bus labai gilus rejectas, ar vis dėlto bus mažas rejectas ir kaina grįž, pramuš ir keliaus testuoti 90 tūkstančių dolerių. Kas liečia Ethereum grafiką, tai čia iš tikro yra labai panašu kaip ir Bitcoino grafike, tai mes turime štai šitą palaikymo zoną, jinai yra labai įdomi kaip pirkimo zona, nes būtent štai čia mes galim pamatyti, kad trendas pasikeis ir bent jau protestuoti štai šitą pasipriešinimo zoną, kuri yra maždaug nuo 3400 iki 3500 dolerių ir štai čia mes turime 50 dienų moving average. Na ir sekantis grafikas, aš jums irgi jį esu rodęs, tai mes turime štai tokias 3 zonas ir čia aš esu pažymėjęs geltona spalva, oranžinė ir raudona. Raudona zona yra pati stipriausia, oranžinė vidutinė ir štai šita zona yra pati silpniausia, bet ką mes dabar matome, kad štai čia buvo pramušimas, gavome reakciją ir štai čia matome, kad Ethereumui nepavyksta įeiti į šitą zoną ir čia mes galimai turėsime štai tokią bangą. Čia yra pakankamai stipri palaikymo zona, tai jinai yra maždaug nuo 2400 iki 2550 dolerių ir jeigu dabar Ethereumui nepavyksta išeiti, nei yra dabartinė zona, tai jinai dabar veikia kaip pasipriešinimo zona, prieš tai buvo kaip palaikymo zona ir mes aiškiai matome tai grafike, nes štai čia buvo tikrai pakankamai daug atšokimų, čia yra dienos grafikas ir jeigu mes įsijungtume lokalų grafiką, tai buvo daug retestų ir kuo daugiau retestų, aišku, palaikymo zona silpnėja ir mes matome pramušimą. Tai yra dabar mes turime pamatyti daugmaž tai tokį vaizdą, kad Ethereum galėtų eiti šiek tiek aukščiau, jeigu mes pamatysime štai čia rejectą ir nepavyks mums išeiti iš tos zonos, Ethereum vėl grįžt iš tai šitą oranžinę zoną, o galimai net ir eisime į palaikymo zoną, kuri yra pažymėta raudonai ir štai čia jau galima tikėtis pakankamai gero atšokimo, bet vėlgi reikia žiūrėti, kokia yra situacija rinkoje ir kaip Ethereum reaguos būtent į šitą palaikymo zoną ir mes turime šiek tiek žemiau labai stiprų palaikymo levelį. Jeigu mes iki čia nueisime, tikrai yra verta pabandyti, nes čia risk reward ratio yra pakankamai geras. Gausiai štai toks video, tikiuosi buvo jums naudinga, nepamirštam paspausti like mygtuką, taip pat parašykite savo mintis komentarę ir aišku, kas dar nėra prisijungęs prie mūsų nemokamos Telegram grupės, tai būtinai prisijungti, mes ten stengiamės dalinti
gilintis kuo daugiau informacijos apie kriptovaliutų rinką, tai galite arba nuskanuoti QR kodą jūsų ekrane, arba visas nuorodas rasti šio video aprašyme. Iki greito!